patikimas, taupus ir stilingas šildymas bei vėsinimas visus metus. Su Daikin Oras šilumos siurbliais. Nu, blemba, dydis biškį skirias. Sakykim, daugiau negu dvigubai. Taip pažiūrėjau iš toli kombaino dydžio, blemba čia. Sveiki. Ką, pavasaris, atšilo oras ir galima jau važiuoti purkšti realiai. Tai dar šiandieną atvažiuos korekcijų padarys, reikia purkštuvo štangas pakelt. Vakar buvo paleidimas purkštuvo, tai galva tiesiog sproga nuo visos informacijos, vis tiek yra tam tikrų naujų dalykų, kuriuos reikia įsigilinti, tai viską aiškinamės, reikia pakelt dabar, nes truputį kabina, nu jos ilgos štangos ir jos taip padarytos, kad su užkabinimu yra, tai reikia dar per porą skylių pakelt visą laikiklį, kad aukščiau jos stovėtų. Vakar jau truputį bandėm purkšti. O, čia su tais kranais visais, nes čia viskas yra persisukinėję kranai oro būdu. Tai tarkim, čia va taip va kažkaip padarom ir va, čia va tik pasirenki iš kur nori, kad trauktų ir persistumdo kranai ir viskas. Tai viską reikia tuos dalykus atkalt, išmokt ir bus liuks. Tai reikia prie gabaritų labai priprast, žiauriai prie gabaritų reikia priprast. Jisai ilgas, daug ilgesnis, tai reikia užsimetinėti vis kažkur. Nes kiek čia gaunas ilgio? 1, 2, 3, 4, 5, nu 6 metrai grubiai. 6 metrai paskui tempėsi, tai vis tiek tas tą reikia visą pasidaryti kampą tokį kraverio, ar kaip jisai čia tos lembus, tai turėtų labai gerai šviesti. 4 purkštukai. Per kompą reguliuojas lašelio, gali dydį keisti, gali mažinti lašą, gali didinti, ten 6 opcijos yra. Jeigu vėjuota diena ar kažkas, kad dulksna pasikoreguot. 6 purkštukai, visi dirba atskirai, tai keičiasi greitis, keičiasi ir purkštukas, kuris dirba, tai jie čia vis pastoviai nusimažini greitį, persijungia, reikia daugiau litražo, tik tiesiog susivedė, kad daugiau reikia išpurkšti ir išpurški. Kasų irgi visi 4 keisas purkštukai, tai čia darbo truputėlį bus juos visus pasikeisti. Varijos sijos, tai turim galimybę, kad šita viena pusė dar atskirai kopijuoja. Vat yra cilindras. Ten va, ir jisai tą siją dar atskirai varta. Džioniui yra ką traukti, tai jaučia. Hidrauliniai siurbliai be jokių kardanų, be nieko. Na ir ką čia, daugiau tai čia
elektrinės matuoklės ir švaraus. Jau apiplovimo sistemos yra, galima paleisti plovimo funkciją, kad išsiplaut purkštuvą, yra mažoji, yra didžioji. Tai ir viskas, šviesos visur, vairuojama galinė ašis, 650 ratai, jinai truputį yra plačiau negu traktorius, bet kitaip jau nesigaus, tai pakeisim džionį, tada pasižiūrėsim, kad panašiai būtų. Ačiū. Realiai viską, ką čia darau, galiu daryti ant per kompą. Galima pasakyti, kiek litrų noriu pritraukti. Siurblį pasileidi. Galima. Ir pasijungia siurbliai. Tai va, dabar ima iš pagrindinės bačkos per bakelį ir grąžina atgal. Tai veikia bakelis dabar. Visas traukimo. Galima powerą persijungti į lėtesnę, jeigu užputojo ar kažkas. Kas dar čia, va, užpildymas. Gali būti nusistatęs tų, kokių nori, arba pilną, arba lygius pasidarai, kurios nori. Galima netgi, čia kiek suprantu, kiek hektarų nori išsipurkšti, įsivedė, nu, da čia reikia paskaityti instrukciją. Kas dar čia? Plovimo, šviesa. Ir viskas, nustatymai. Tai va, daiktadėžę paprašiau, kad padarytų. Pirštiniam susidėt. Čia padarė, sakė, nauja yra angaliukas, kad pakelio dugną išplautų, nes sunkiai plaudavo. Nu, būdavo tų problemų, kad patį dugną sunkiau išskalaudavo. Taip, kas daugiau tai čia. Dangčiai gerai, niekas neapsimurzina. Ir 36 metrai. Keista, bet priprasti. Priprasti prie gabarito reikia priprasti pradžiai. Ir tonažas, 8 tonos. Dirbam 100 litrų, greitis apie 15, į valandą 50 hektarų grubiai, nu tai reikia atvesti visus apsisukinėjimus, įsilankstymus ir taip toliau. Taigi koks 40, gal 35. Viskas pajungta, 4 purkštukai dirba, kurio reikia, tas įsijungia. Maišymas viduj pajungtas. Siekimas, vario štangos čia va rodo, kad pajungtos. Jau baigiu priprast. Buvo čia truputėlį tokių baimių kažkokių, nežinau, vis tiek didelis gargaras, paskui važiuoja fūra. Realiai fūros priekaba tempies. Kol pripranti, kol visur išsukinėjai, kol žiūri, kai kur reikia net su vairavimu įvažiuoti, nes ilgas purkštuvas.
Tai dabar reikia varijo dėžės, kad būtų, tai iš viso ledas būtų. Nes ta iškyra irgi niuansų šitą dėžę, tai... Dar su ratais siekimas tasai. Tai aplink stulpą, kai apvažinėjai, anksčiau būdavo, kad, štangos galą laikai prie pat prileidęs ir sukies ir tu matai, kur tu stovi, maždaug, pasukinėjai. O čia, kai bandai artyn, tu pasukiai artyn ir visas purkštuvas pabėga, nes jisai pasisuka ratas ir visas pabėga. Nuo stulpo, tai irgi toks įdomus. Šiandien teko visgi įsidėti sobusą, nors labai aš jo nenorėjau. Nes traktorius turi mano į sobusą, tai bet kompas, žadyros su šitu nesutarė vienas su kitu, tam čia man užkelt kažką, tada neduoda su rauko treštuvų kūno rauko. Tai viskas ok. Susišneka, jie ten seka, tik tais įsijungia, kaip turi sekti ir viskas. O su purkštuvu nesusišnekėjo ir teko visgi įsivesti sobusą, tai dabar nemato iš antenos, kada aš atbuvo pastumiu, nes yra vairavimas, jei reikės atsijunginėti. Dabar buvo, kai buvau taip pasijungęs, tai labai liuks buvo. Atgal pastumi, vairavimas išsijungia automatiškai ir pavažiuoja kiek reikia, pradedi jau į priekį judėti, pamato judėjimą ir pradeda vėl kopijuoti vairavimas. Tai... Na, bet čia tokie niuansai, kur... Man dabar realiai čia pirmus važiavimus tik reikia pasidaryti tuos technologinės visur naujas sukastų laistysim, tai o paskui galėsiu išsijungti ir jungtis ant seno į sobusą ir varyti. Tai va, kiek mes jau čia nupurškėm, dar 6 hektarai liko, tai trukau pusę valandos, grubiai. Kad vienas gali pasidaryti, užsipylai bačką pilną ir tu savo direktorius. Jau galėsiu jau normaliai paluščius litrų, kai kur vaidint pilt, gal ten kiek fungicidus kokius varysim ar kažką. Gal jau tada pradėsiu kokius šitus purkšti. Visada pereinamasis laikotarpis kažkoks turi būti, kad priprasti prie padargo viso. Nu va, nupurkšta 34 hektarai. Va, susilankstimas čia tas funkcijas reikia visas gerai išmokti. Tai čia gerai, kai jau buvo dirbta. Susikeliam iki pat viršaus, atsirado viena nauja funkcija, tai kabliai papildomi, ten va matosi ultrasonikai užsilenkia ir kabliai atsilenkia ir tada tik tais leidžia mum lankstyti. Nuleidžia štangų galus. Pradeda lankstytis, truputėlį laiko užima čia šitas lankstamasis lėtokai, negalėjom net pagreitinti sijų greičio, kad lankstytus, nes paskui prieš pat galą labai jos pagreitėja ir daužosi labai, tai po lengvo geriau. Norėtųsi, kad va šitoj fazėje truputėlį greičiau ir paskui, bet va, kai va taip va suvažiuoja va štangos, va šitoj va maždaug pozicijų jos pradeda greitėti va šitoj va būtent fazėje ir va tada
tada labai greitai pareina, jeigu pačią pirmą fazę pasigreitini. Nu, tai grubiai užima 2 minutės susisklaidyti purkštuvą. Čia dar šitą reikės pasilėtinti. Viskas. 2 minutės. Ir važiuojam į kitą lauką. Nu, minimaliai, bet pakilus va štangą į šoną. Laukas atrodo lygus. Nu, nelabai, čia kalniuką turi. Na, biški žemyn pasileidus. Tai va, tokios tokelės. Žiūrėsiu, kaip toliau čia seksis mums čia su tais purkštuvais, purškimais ir taip toliau, bet bus gerai viskas. Tik reikia priprast. Nevaryt dievą į medį, kaip sakant. Jei turit kažkokių klausimų, būtinai parašykit man į komentarus. Galvoju, gal reiktų, nežinau, reikėtų tokį gal video daryti tą klausimų atsakymų atskirą, bet, nu, pagalvosiu. Galit parašyti, ar būtų įdomu, ar nebūtų įdomu. O mes baiginėsim. O, dabar kaip gerai matus, ten pakilę irgi. Tai vat. Ką, ačiū, kad žiūrėjot ir susitiksim kituose video. Viso.